Taip jau susiklostė, kad šiandien mes turbūt paskutiniai norime pasveikinti mūsų šauniasias moteris. Ir štai šias rožės pirmiausia, aišku, skiriame savo kolegiams, sporto redakcijos darbuotojams. Ir jums, gerbiamosios moteris, tikiuosi, kad jūsų gausus būrys stebi šias rungtynes. Mes žinome, kad mūsų Lietuvos moteris labai mėgsta sportą. Taigi, šios rožės jums, mūsų mielos moteris. Šiandien žalgiriečiai žaidžia antrasias rungtynes su Maskvos Dinamo komanda. Maskviečiai vilkė baltais marškinėliais. Pasikeitė vienas teisėjas, vietoj Limajevo teisėjauja Alikas Rzajevas, taip pat teisėjas iš Baku, ir Vladimiras Šamis, teisėjas iš Leningrado. Kauniečiai šios dienos susitikimą pradeda tokios sudėties: Kurtinaitis, Brazys, Sabonis, Krapikas ir Einikis. Kiek pasikeitęs kauniečių startinis penketas. Maskvos dinamiečiai: 12 numeris Dmitrijus Trušinas, 11 Sergejus Grišajevas, 15 numeris Sergejus Kočerginas, 9 numeris Sergejus Bazarevičius ir 6 numeris, vakar žaidė labai rezultatyviai, tai Dmitrijus Sukarevas. Nėra šiandien komandoje Elšado Gadaševo, jis gavo traumą vakar, taip pat nežaidžia ir Valerijus Sizovas. Bet taip mes stebėjome prie susitikimą maskviečių treniruotę, jie nusiteikia labai ryžtingai. Aišku, prarasti neturi ko, vieną kartą pralaimėjo, todėl antrą kartą stengsi sužaisti su šalies čempionato lyderiais, Kauno žalgiriečiais gerai. Aišku, vakar puikiai žaidė Rimas Kurtinaitis, gerai jam talkino Gintaras Krapikas. Ir kiti žalgiriečiai neatsiliko nuo savo lyderių, prasižengė Vladimiras Šamis ir iš karto. Maniau, kad Alikas Rzajevas norėjo skirti pražangą Sergejui Kočerginui, bet pamatė, taip, abipusė pražanga. Ar ne? Dar kartą pasižiūrėsime, koks bus teisėjų sprendimas, neskubėsime. Ne, vis dėlto, žinot, aš lieku prie savo nuomės, kad Alikas Rzajevas pradžioje buvo pražiūrėjęs į Kočerginą. Vladimiras Šamis parodė ryžtingai, kad neteisus buvo Brazys. Jaunesnis kolega sutiko su tarptautinės kategorijos teisėjų sprendimu. Taigi, pražanga įrašyta Algirdui Braziui. Antra minutė, rezultatas lygus 2-2. Sukarevas. Gintaras Krapikas 4-2. Po vakar dienos pergalės žalgiriečiai po 25 rungtynių turi iškovoję 23 pergalės. Antroje vietoje Kijevo Budevelnikas. Vakar kieviečiai namuose įveikė didokų skirtumo Almatos Karius. 25 rungtynės, 21 pergalė. Žalgiriečiai turi 2 taškų persvarą. Trečioje vietoje pagal iškovotas pergalės tiek žengia Maskvos Dinamo kolektyvas. Taip pat 21 pergalė, bet jeigu Žalgiris ir Budevelnikas žaidė po 25 rungtynės, tai Maskvos dinamiečiai jau šiandien žaidžia 34 rungtynės. 6-4 pirmauja Dinamo. Ketvirtoje vietoje CSKA komanda. Po 29 rungtynių 20 taškų, 5 Almatos Kariai, 31 rungtynės, 20 taškų, 6 vietoje Statyba. Tiesa, tiek pat pergalių, po tiek pat rungtynių, po 30 turi ir Talino Kalevas. 8 Tbilisio dinamiečiai, 32 susitikimai, 12 pergalių. Taip atrodo 8 komandos. 9 vietoje Minsko Artai, 10 Šachtoro sportininkai, 11 vietoje Spartakas ir turnyro lentelės pabaigoje Vefas, 4 tik pergalės. 8-4, trečioje minutėje pirmauja Maskvos Dinamo krepšininkai. Apie futbolą truputėlį vėliau čia taip žvilgterėjau vieną tokį įdomų bukletą, kuris yra ant mano stalo. Apie jį truputėlį vėliau. Prasižengia Dmitrijus Sukarevas. Tai vėl pilna Kauno sporto halė. Štai mūsų režisierius Vladas Boguševičius parodo tą bukletą, manau, jūs jį pažįstate. Tai Vilniaus Žalgirio futbolininkams skirtas bukletas. Nuotraukos neblogos. Štai parodysim dar vieną kitą pusę. Žaidėjų čia yra ir autografai, ir nuotraukos. Bet dėja šis bukletas, štai žvelgiu dabar, kas išleido. Išleido Sovietski sport leidykla, o spausdintasis Talino spaustuvėje
Ir 90 000 rublių susižėrė šio leidinio leidėjai. Tiesa, tekstas parašytas mūsų gero pažįstamo kolegos žalgiriečių gerbėjo Aleksandro Levinsono, bet iš karto kyla klausimas, o kodėlgi mes nesugebėme išleisti panašių leidinių ir dar su geresniu tekstu. Matyt, yra apie ką pagalvoti. 12-9, ketvirtoje minutėje pirmauja Maskvos Dinamo krepšininkai. Sukharevas. Ir šiandien, kaip matote, nusiteikęs labai kovingai. Kurtinaitis. 2-2 su Einikiu. Sabonis. Maskviečių gretose dabar po krepšių Gryšajevas ir Sukharevas. Ūgis per 2 metrai. Tai maskviečiai, aš nesuklydau, šiandien nusiteikia labai ryžtingai. 14-9, ketvirtą minutę. Nors, jeigu, aišku, netikiu, kad kas nors būtų nematęs vakar dienos susitikimo, nors, aišku, tokių ir gali būti sporto mėgėjų. Panašiai ir vakar pirmavo Maskvos dinamiečiai iki, jeigu neklystu, 15 ar 12 pirmo kėlinio minutės. Žalgiriečiai prastokai gynėsi ir tik tada, kada jie kruopščiau pradėjo galvoti apie savo krepšio gynybą, surengė keletą greitų atakų ir pavyko kauniečiams laimėti vakar pirmą kėlinį, o rungtynių pabaigoje maskviečiai turbūt pavargo, sutriko ir Žalgiris iškovojo pergalę. Keičiasi krepšininkai Dinamo komandoje. Vietoje Sukharevo žaidžia Aleksandras Okhotnikovas, 2,14 cm ir antrosios linijos žaidėjas, žaidžiantis krepšininkas Sergejus Antipovas, 4 numeris, 5 minutę, dinamiečiai pirmauja 14-11. Antipovas suklysta, tik į aikštelę. Krapikas. Nepavyko ir Gryšajevui uždengti ryžtingo Krapiko prasiveržimo, iš karto Gintaras pateko Rimui Kurtinaičiui. Sabonis. Čia Sabonis karaliauja po krepšių, kadangi sunku permesti per Arvydą kamuolį. Brazys, Sabonis ir kam pražanga? Saboniui. Kovojo, turbūt stumtelėjo Okhotnikovą. Taigi Sabonis prasižengia antrą kartą. 1 taško persvarą turi dinamiečiai, 5 pirmo kėlinio minutė. Ir šiandien rungtynės prasidėjo be jokios žvalgybos, tai ir pabando iš toli Okhotnikovas, 16-13. Taip, Okhotnikovas 2-14, Gryšajevas 2-5, Kočerginas taip pat, jau ūgis vis 2 metrų. Taip, analogiška situacija. Sabonis taip pat atsilygino Okhotnikovui, pelno 6 tašką. Okhotnikovas. Ir Einikis pasiekė paprasčiausią. Viena ranka tiesiog nustūmė Okhotnikovą. 16-15. Vėl keičiasi žaidėjai. Na, o keičia Aleksandras Sidekinas taip dažnai savo žaidėjus, todėl, kad nori palaikyti didžiulę žaidimo spartą. Jį paranki Dinamo komandai, kuri propaguoja tokį žaidimo stilių. Ir jis jiems yra naudingas. Neveltui dinamiečiai yra iškovoję nemažai jau efektingų pergalių. Štai ir suklydo prityrę žalgiriečiai. Dinamiečių presingas. Ir 20-15. Vladas Garašas taip pat paprašo minutės pertraukėlės, aišku, pabar savo auklį. Pasisekė šiandien Kauno Bangos krepšininkėms, pirmos lygos lyderiams. Jos namuose 1 taško skirtumų 76-77 pralaimėjo Kišiniovo Indostrojaus komandai. Apmaudus turbūt pralaimėjimas, prarastas finalinis taškas. 6 minutė 20-15. Prieš tai režisierius parodė sporto mėgėjus iš Skuodo rajono šio vakar minėjus Mosėdžio. Labai džiaugiasi vyrai, priejo šiandien prie manęs, tiesiog padėkojo, kad paskelbėme, kad yra atliekamų bilietų. Sakė, padarykite taip ir kitą kartą. Iš tolimo Skuodo sugebėjo atvažiuoti ir antra diena stebi Kauno Žalgirio rungtynes čia Kaune sporto halėje. Bus apie ką pasidalinti įspūdžiais su savo darbo draugais sugrįžus į namus. 20-15. 6 minutė. Labai arti dengia žalgiriečius dinamiečiai. Tas presingas Kurtinaitis. 3 taškai. 20-18. Iš 3-2. Šiandien turbūt Kurtinaičio pataikymo procentas bus žymiai geresnis. Vakar jis taip pat pelnė
taškų iš toliau, bet metė daug kartų. Bazarevičius taip pat pelno 3 taškus ir 23-18. Vėl presingas. Sekretoriatas leidžia pasikeisti Sukharevui. Sukharevas keičia Grišajevą. Brazys, Kurtinaitis. Štai pirmasis, matau, bus keitimas ir Žalgirio komandai. Ruošiasi rungtyniauti Valdas Chomičius. 23-18. Bazarevičius. Aiškiai suklysta čia dabar Šakulinas, bet taip pat klydo ir kauniečiai. Gerai, kad tai baigėsi ši klaida. Kurtinaitis. Truputėlį skuba, manau, žalgiriečiai. Galima pažaisti ramiau, taktiškai jie yra geriau pasiruošę, turi ir Arvydą Sabonį. Brazį keičia Valdas Chomičius, o Romanas Brazdauskis taip pat netrukus įeis į aikštę. Dar jam patarė Vladas Garastas. Kada keičiasi žaidėjai, vyksta ir tokia taktinė kova. Jėjas krepšininkas pasako draugams, ką liepia treneris daryti toliau. 23-20 po Sabonio kablio. Kauniečiai atsilieka 8 pirmo kėlinio minutę 3 taškais. Antipovas. Tokios klaidos. Kamuolė tiesiai įkrenta varžovams į rankas. 25-20. Taigi jūs dabar turite progas įsitikinti, kad dinamiečiai pajėgus kolektyvas ir turbūt jau nesistebėte, kad Žalgiris pralaimėjo šiai komandai vieną kartą Maskvoje. Brazdauskis keičia Gintarą Einikį. Kurtinaitis gražiai numušė kamuolį, bet teisėjai parodė, kad būtent jis paskutinysis jį lietė. Bazarevičius. Sabonis. Taip suspėjo kyštelėti ranką. Čia jau buvo per sudėtinga. Brazdauskiui labai arti buvo vienas prie kito žalgiriečiai ir čia padara ir keli dinamiečiai bėgo link savojo krepšio. Saboniui nesudėtinga pagauti ir tokį kamuolį. Chomičius. Truputėlį toksai padrikai žaidžia kauniečiai. Primetė jiems savo žaidimo stilių Dinamo komanda. 25-20 Bazarevičius. Prasižengia Sabonis. Taip, Sabonis prasižengia trečią kartą. Vakar 3 pražangas 4 minutę buvo gavęs ir Rimas Kurtinaitis. Vėl keičiasi krepšininkai aikštėje Kačerginas, Grišajevas, Einikis keičia Sabonį. Tai 3 pražangos. Nežinia, kas gali dar būti toliau. Kol kas dinamiečiai nusiteikia labai ryžtingai. Dimitrijus Trušinas. (27-20) ir iš karto presingas. Pavyko porą kartų perimti kamuolį. Bando toliau taip Dinamo dengti Žalgirį. Rapikas. Na, jau neblogai, kad žalgiriečiai daro derinius. Ne viskas, aiškiai, kol kas pavyksta. Rapiko tolimas metimas. Ir pralaimė dabar. Ryškokai pralaimė dvikovą dėl atšokusio kamuolio. Kačerginas užmynė ant galinės linijos. Kurtinaitis ir Brazdauskis. Chomičius tik vienas kovoja dėl atšokusio kamuolio, neaišku, kur buvo Einikis su Brazdauskiu. Taip, labai daug klaidų. Kurtinaitis. Neteisus pats žalgirietis. Vladimiras Šanis parodė, kad mesdamas į krepšį kitą ranką stūmė varžovą. 27